Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV, džiaugiamės, kad vėl mus įsijungėte. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie midijas, kaip paruošti labai greitai, kaip ir mūsų visi patiekalai iki šiol gaminami, ruošiami tik tai 50 minučių, tam, kad jūs daugiau turėtumėt laiko su draugais, o gal tiesiog apsipirkti. Tai pradėkime nuo to, kad susismulkinome česnaką. Tuomet mums reikės poro. Jį irgi perpjauname pusiau ir susmulkiname pusžiedžiais. Porą salierų kotų, kurie iš tikrųjų duos ypatingo poskonio mūsų midijoms. Esu matęs, kad kažkas tai išmeta šitos dalykus. Čia vienas iš svarbesnių dalykų ir tikrai būtina supjaustyti ir mūsų midijų troškinį. Daržovės beveik jau visos supjaustytos, liko tik tai pusę svogūno dar įdėti. Tai svogūną pjaustom į 4 dalis ir po to pasmulkinam. Štai, šitas visas daržovės keliauja į kaitusį puodą, kur aš įpyliau kokius 4-5 šaukštus alyvuogių aliejaus. Jeigu naudojate midijas, tai žinote, kad šviežios jos būna visiškai uždarytos ir kai tik tai pradeda mes jas kažką su jomis daryti, įgauna karščio, jos atsidaro. Čia yra šaldytos midijos, tai žinokit, jos jau dažniausiai būna atidarytos ir jeigu matote, kad keletą midijų yra uždarytų, tai iškart išmeskite, nes jos yra blogos. Daržovės turi įgauti auksinį atspalvį, bet dar išlikti traškios. Pasūdome ir papipiriname. Štai daržovės jau apkepė, virtuvė kupina aromato česnako ir įdedame dabar pomidorus savo sultyse, marinuotus be odelės. Šiek tiek cukraus, tam, kad nebūtų rūgštu. Ir į šitą visą masę dedame perplautas ir nuvalytas midijas. Štai. Gerai išmaišome. Ir vienas iš svarbesnių momentų įpilame šviesaus alaus. Uždengiame su dangčiu, paliekame 5 minutėm ir mūsų patiekalas bus paruoštas. O dabar pažiūrėkite, kokį konkursą mes esame jums paruošę. Virtuvės mitų griovėjai sako ne tokiam receptam. Jeigu jūs esate kūrybingi virtuvėje, mes laukiame jūsų vaizdo receptų. Visą informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Vienam iš jūsų savaitės bėgyje atiteks naujausias mūsų žurnalo albumo numeris. O geriausius pakviesime drauge gaminti į mūsų studiją. Virtuvės mitų griovėjai TV laukia jūsų. Kągi, mūsų midijos jau yra paruoštos, beliko užbarstyti kalną šviežių prieskoningų žolių. Maišome. Dabar jau tikrai visa puokštė aromato. Galite drąsiai statyti su visų puodų ant stalo. Labai skanu. Valgykite šitas midijas su keptomis bulvėmis arba duonos skrebučiais. Pasigaminkite savo draugam. Ir pasimatymo kitą kartą. Sėkmės visiems. Iki.